Dažnai naudojame įvairias etiketes, apibūdinimus, kai kalbame apie kitus, priskirdami tam tikroms kategorijoms. Ar tos etiketės remiasi asmens išvaizda, kalbėjimo maniera, grupe, kuriai žmogus priklauso, tautybė, religija? Nors skirstymas į kategorijas yra natūralus žmogaus polinkis, tačiau dažnai darome prielaidas, sprendimus apie žmonių grupės, kurių nepažįstame. Kartais ir mokiniai mėgsta skirstyti kitus į tam tikras kategorijas. Padiskutuokime, pagal ką grupuojate kitus mokykloje. Pavyzdžiui, geras mokinys, lyderis, išdykėlis ir panašiai. Surašykite ant lentos 5 pagrindinės kategorijas, apibūdinkite, kokie bruožai būdingi kiekvienai kategorijai. Ar kiekvienai grupiai taikote prielaidas, kokiais bruožais turėtų pasižymėti? Ar dauguma pritarėte? Kodėl? Ką tos prielaidos pasako apie asmenį, priskirtą vienai ar kitai kategorijai? Kaip jos paveikia jūsų elgesį kitų asmenų atžvilgiu? Ar jie gali skaudinti kitą? Kai mes darome prielaidas apie tam tikrą žmonių grupę, taikome stereotipus. Kas yra stereotipas? Tai yra tam tikrų grupių ir žmonių socialinis skirstymas pagal supaprastintus ir apibendrintus ženklus, kurie atvirai ar užslėptai atspindi vertybės, požiūrį į elgesį, charakteristiką ir istoriją. Tai visuotinai priimta, paplitusi nuomonė, kai asmuo, grupė, įvykis ar dalykas yra vertinamas pritaikant tą patį standartą visiems, nekreipiant jokio dėmesio į asmenines savybes. Prisiminkite neseniai matytą filmą ar televizijos serialą. Kaip pristatoma moteris, vyras, koks elgesys jiems būdingas. Ar kuris veikėjas priklauso etniniai mažumai? Ar kažkurio veikėjo elgesiui akivaizdžiai būdingi stereotipai? Kokias idėjas jie bando perduoti? Stereotipai būna įvairūs – rasiniai, etniniai, lyties. Žiniasklaida lengvai platina stereotipus apie dalykus, kuriuos žmonės neturi asmeninės patirties ir daro įtaką tam, kaip kiti žmonės mus vertina, grupuoja pagal šalies, kalbos, kultūros charakteristikas, pateikia moterių ir vyrų elgesio modelius. Stereotipai ne visada yra neigiami, jie padeda mums pažinti pasaulį. Kartais mes taip pripratę prie stereotipų, kad jų net nepastebime. Rasė nusako istoriškai susiformavusi žmonių grupę, gyvenančią tam tikroje teritorijoje, turinčią bendrą kilmę, bendrus paveldimus išorinius ir fiziologinius požymius, tokius kaip odos, plaukų, akių spalva, kaulų struktūra, kuriais skiriasi nuo kitų grupių, pavyzdžiui, europidų, mongolidų ir rasė. Etninė grupė – tai istoriškai susiformavusi žmonių grupė, turinti bendrų kalbos, kultūros, religijos bruožų. Pavyzdžiui, vokiečių, lietuvių, lenkų ar ispanų etninė grupė. Kokią žinote rasinės etninės grupės? Kas joms būdinga? Kokie stereotipai priskiriami kiekvienai kategorijai žmonių? Surašykite visus stereotipus, kuriuos esate girdėję, ne tik tuos, kurie jūsų manymu teisingi. Pasikeitę šiais aprašymais tarpusavyje, perskaitykite garsiai vieni kitų užrašus. Kaip surašyti stereotipai priverčia jūs jaustis? Ką pastebite? Ar stereotipai, apibūdinantis įvairias grupės, kartojasi? Ar jie neigiami ar teigiami? Iš įvairių žurnalų, laikraščių, reklamų galite padaryti koliažą, parodydami, kokie stereotipai taikomi tam tikroms grupėms pagal lytį, amžių, tautybę, rasę. Istorijoje buvo tokių epizodų, kai vienos rasės, tautos būdavo labiau diskriminuojamos, paverčiamos vergais, skriaudžiamos. Ar žinote, kokių istorijos įvykių, kurie buvo paveikti stereotipų, nuo kurių nukentėjo viena ar kita žmonių grupė? Kodėl jūsų manymu kai kurios grupės labiau tampa stereotipų taikiniu? Kaip kiekvienas galime prisidėti mažinant stereotipo taikymą savo aplinkoje?